1988 m. birželio 3 d. įkurtas Lietuvos sąjūdis įrodė, jog piliečiai gali būti tikrieji savo valstybės kūrėjai. Prabėgo 25 metai. Ar dar tikime pilietinio veikimo jėga? O gal sąjūdžio dvasia jau visiškai sunyko? O gal užuot keikę tamsą, uždekime žvakę? Bernardinai TV pradeda laidų ciklą. Būti piliečiu, laisvė ir atsakomybė. Jei žmonės yra geri, tada valdžia negali būti bloga. Jei vis dėlto jis serga, geri piliečiai gali ją išgydyti. Bet jei žmonės yra blogi, tada valdžia negali būti gera, nes piliečiai stengsis ją iškreipti ir sugadinti savo naudai. Viljamas Penas. Lietuvių kalbos institute Vilniuje, gegužės 15 dieną, vyko forumas Lietuvos sąjūdis, pasakojime tęsime. Jame kalbėjo ir visuomenininkas bei kultūros istorikas Darius Kuolys. Jo pranešimą padalinome į 3 dalis. Pirmojoje Darius Kuolys ragina prisiminti sąjūdžio kurtą tautos išlikimo programą ir svarbiausius jos principus. Ši programa jo įsitikinimu šiandien itin aktuali ir galėtų tapti svarbiu intelektualiniu impulsu. Mano siūloma tema sąjūdžio kurta tautos išlikimo programa, įdiegta, užmiršta, tęstina. O kilo šita tema iš tokio daugiau mokslinio intereso. Čia susirinkę nemaža mūsų dalis, kaip Zigmas Vaišvila ir kiti, dalyvavo sąjūdžio renginiuose ir vienaip ar kitaip tos distancijos su sąjūdžiu per 25 metus mes neišlaikėm. Tai mūsų dalykas, mūsų judėjimas. Ir man rūpėjo pamėginti, pasižiūrėti, susikuriant tam tikrą distanciją. O kągi tie žmonės, kuriuos tuo metu jaunas būdamas girdėjai, su kuriais diskutavai, ką jie sakė, kokią programą jie turėjo, kaip mes ją galėtume šiandien rekonstruoti ar dekonstruoti, pasižiūrėti, ką iš tikrųjų sąjūdis tautiniai bendruomeniai tuomet siūlė ir kaip jam pavyko, kad ir 15 nuošimčių, o jis tikėjo, kad visą tautą tomis idėjomis, nuostatomis, laikysenomis sutelkti. Taigi, aš mėginsiu dabar atsiriboti nuo Kazimieros Prunskienės ir nuo Arvydo Juozaičio ir nuo Romualdo Ozolo ir nuo kitų gyvų personažų, su kuriais bendraujam ir jų vėlesni sprendimai, apsisprendimai veikia mūsų visų požiūrius į juos, o pasižiūrėti į jų žodžius tartus prieš 25, prieš 23 metus ir pasižiūrėti, kągi jie reiškia. Mano išankstinė tezė būtų tokia, kad vis dėlto sąjūdis buvo labai išmintingas darinys. Ir tie žmonės, kurie būrėsi į sąjūdį su labai įvairiom patirtim, vis dėlto sugebėjo kurti bendrą protą, bendrą išmintį. Kartu polemizuodami, kalbėdami kartais labai prieštaringus dalykus, susikirsdami viešose diskusijose, bet tos bendros išminties būta, kuri vis dėlto šiandien gali būti ir išganinga šiandienos situacijoje, šiandien apie tautinę bendruomenę mums toliau svarstant ir vėl tą bendrą išmintį stengiantis plėtoti. Taigi, pats sąjūdžio programuose kalba apie išlikimą, tautos išlikimą. Bendroji sąjūdžio programa priimta 1988 metais spalio mėnesį pirmajame sąjūdžio suvažiavime, steigiamajame suvažiavime, sako, kad sąjūdis siekia užtikrinti tautai išlikimą. Ir sieja šitą tautos išlikimą su valstybe, suverenia valstybe. Pagrindinės tokios gairės, mano įsitikinimu, tam laisvam galvojimui, sąjūdžio galvojimui, buvo nubrėžtos dar prieš sąjūdžio įsikūrimą,
jauno filosofo tuo metu, Arvydo Juozaičio. 88 balandžio 20 čia visai netoli Antakalny dailininkų sąjungos rūmuose Arvydas Juozaitis susikvietęs ratą intelektualų ir jaunų mokslininkų perskaitė tokį pranešimą Politinė kultūra ir Lietuva. Ir čia šitą tekstą mes tada sutikom kaip labai emocingą, labai drąsų, kalbantį, iškeliantį tautos suvereniteto idėją, bet mano supratimu atidžiau jau tada neperskaitėm ir nepermatom. Aš manau, kad šitas tekstas užkoduoja gana svarbų šiandien mums reikšmių ansamblį. Ir mėginsiu jį primint, painterpretuoti glaustai. Arvydas Juozaitis visų pirma teigia, kad visuomenė yra savarankiška struktūra, kurią galima keisti tik ją ugdant, brandinant kultūriškai. Tai yra kultūriškai brandinamas ugdomas darinys. Ir čia štai išvada iš tos tezės. Tai supratus, cituoju Arvydą Juozaitį, iškyla neišvengiamybė konkrečią politiką remti kultūriniu brandumu. Arvydas Juozaitis labai stipriai, taip egzistenciškai susieja kultūrą ir politiką. Ir štai jo išvada, kas nutinka, kai politika nuo kultūros atitrūksta. Vėl cituoju Juozaitį. Natūrali politika tuo tik te gali remtis, tai yra tuo ryšiu su kultūra, kitaip ji praranda gyvybę, virsta prievartos aparatu ir paskelbia karą viskam, kas gyva ir jos nekontroliuoja. Radikali tokia išvada, bet kokia esmė? Esmė, kad natūrali kultūra, gyvybinga politika, gyvybinga kultūra, natūrali politika kyla iš tautos kultūros, iš tų ženklų, vaizdinių rinkinio, kurie yra brandinami per šimtmečius tautinės bendruomenės. Ir jeigu mes norim veiksmingos politikos, turim ją atrast savo kultūroje, subrandinti tą politiką. Iš čia, sako Arvydas Juozaitis, būtina mums kalbėti apie politinę kultūrą. Ne šiaip politiką, bet politinę kultūrą, kurią laisva tauta ir kuria kaip viešumą. Viešasis gyvenimas tai yra laisvos tautos politinė kultūra. Kita Juozaičio tezė, kad politinė kultūra yra iš esmės demokratija. Ji negali būti atskirta nuo demokratijos. Štai kita tezė be kultūros politikos vienovės, neskaidomos vienovės, yra demokratijos kaip esminės politinės kultūros dedamosios pripažinimas. Ir čia jisai sako, tai yra būtent tokia ir yra europietiška kultūra. Toks ir yra europietiškas racionalumas. Ir čia šitame kalbėjime Arvydas Juozaitis nubrėžė tokią pamatinę sąjūdžio ir laisvos Lietuvos paradigmą. Mes europiečiai. Mūsų kultūra, mūsų civilizacija yra europinė. Mes pirmiausiai turim nubrėžti skirtį tarp vandalizmo, tarp nomadų kultūros ir europinės kultūros, europietiškojo racionalumo. Arvydas Juozaitis padaro dar sąjūdžiui gimstant tai, ką paskui labai gražiai įvardijęs yra filosofas Algis Mickūnas, nagrinėdamas mūsų partizanų, tą Lietuvos laisvės kovų sąjūdį ir siedamas jį su persitvarkymo sąjūdžiu, Lietuvos sąjūdžiu 88 metais. Algis Mickūnas čia ne per seniausiai kultūros baruose yra pastebėjęs, kad šitie būdų sąjūdžiai ir laisvės kovų partizaninis sąjūdis ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, tai buvo vakarų civilizacijos gynimas rytų erdvėje. Kova su Bizantija, kova su bizantiška imperija, ginant pamatines vakarų civilizacijos vertybės. Žmogaus laisvę, individo orumą, tautinės bendruomenės savigarbą,
žodžio laisvę, viešąją erdvę kaip vakarų civilizacijos pamatus. Čia irgi Algio Mickūno pastaba, partizanai ir sąjūdis, jie stojo greta Sokrato. Šitoj rytų erdvėj jie gynė Sokrato gintas Atėnuose vertybės. Ir mano supratimu šitas takoskyros išbrėžimas tarp Bizantijos, tarp nomadų kultūros, apie kurią kalba Juozaitis, ir vakarų civilizacijos, kad mes lietuviai šiandien turim rinktis vakarų civilizaciją, rinkdamiesi savo laisvės kelią, buvo labai esminis. Vėliau, per tuos laisvės dešimtmečius, šita skirtis mūsų savimoniai, tautiniai pasaulėvokoj šiandieniniai, buvo vienaip ar kitaip nebeišsaugoma, vienaip ar kitaip ištrinama. Jeigu pasižiūrėtume šiandien, net mūsų žiniasklaida labai dažnai vartoja bizantiškąjį žodyną, bizantiškąjį politinį žodyną. Ar komentuodama teismų procesus, ar viešąjį gyvenimą, rytų žodynas grįžo į Lietuvos viešąjį gyvenimą, o idėjų istorikai, kaip Džonas Pakopas ir kiti sako, kad būtent politinis žodynas ir sukuria politinę tikrovę. Tai sąjūdis buvo žodyno atgavimas irgi, naujo žodyno susikūrimas, kuriais mes galėjom tais naujais žodžiais kurti ir naują politinę tikrovę. Štai tos europinės kultūros pagrindas, sako Arvydas Juozaitis, yra savarankiškas individas, teisė ir valstybė. Arvydo Juozaičio teiginys, kad individas gali būti laisvas tik savo valstybėje, tik savo politinėje bendruomenėje, irgi yra pamatinis. Tai yra, tos respublikoniškos politinės laisvės samprata, pozityviosios laisvės samprata. Nelaisvė nuo, nelaisvė atsipalaidavus nuo prievartos ir kitų kišimosi į mano gyvenimą, o laisvė kam? Laisvė gyvent savarankišką politinį gyvenimą kartu su kitais. Ir čia Arvydas Juozaitis ir kalba apie sensus komunis, apie tą bendrąjį protą, sveikąjį protą, kaip vakarų civilizacijos atramą, ir konstatuoja, kad suverenitetas būtent suteikia tautai, valstybei, tarp valstybės ir tautos Arvydas Juozaitis brėžia brūkšnelį, štai valstybės supratimas kaip politinės tautos, politinės bendruomenės, vėliau mes vėl grįžtam prie marksistinio supratimo valstybės kaip prievartos aparato, ir šiandien mūsų politiniuose diskursuose ir politikų, ir žiniasklaidos diskursuose kuriamuose vėl labai dažnai vyrauja marksistinė valstybės samprata kaip prievartos aparato, beje, libertarų ištobulinta, bet sąjūdžio pradžioje mes vartojam valstybės kaip politinės tautos sampratą, politinės bendruomenės, klasikinė prasme, Aristotelio, Cicerono prasme, klasikinė prasme tą sampratą. Ir štai būtent tas tautai valstybei suverenitetas, pasak Juozaičio, suteikia nelygstamos vertės pajautą, nes tauta susivokia esanti vienintelė teisėta savąjį likimą nusprendžianti jėga. Štai labai aiškiai, paprastai suformuluojamas savivaldžios suverenios tautos vaizdinys. Tautos, kuri vienintelė teisėtai kuriasi savo likimą. Ir čia toks paradoksalus dalykas, kad nei Arvydas Juozaitis labai Lietuvos politinės minties tradicijos neišmanė, tuo metu ji nebuvo studijuojama ir šiandien nelabai studijuojama Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Bet iš esmės Arvydas Juozaitis 88 metų pavasarį pasako tai, ką pasako Leonas Sapiega, leisdamas trečiąjį Lietuvos statutą 1588 metais. Mes esam laisva tauta, nes patys leidžiamės savo įstatymus, kuriems visi turime paklusti, net ir valdovas. Čia yra tautos laisvės požymis, mes kūrėmės savo moralinę tvarką patys, ne kas nors kitas. Kas dar čia buvo svarbu? Istorinė dimensija ir skirtis yra mums įdiegta, atnešta neeuropietiška valstybinio gyvenimo samprata.
esame apsėsti nomadinės sąmonės. Ir kaip tokios nomadinės sąmonės pavyzdį Arvydas Juozaitis pateikia Vincą Kapsuką, kuris savo bičiuliams aiškino, kad lietuvių kalba jau yra atgyvena ir nebereikėtų jos mokytis, reikia pereiti prie tarptautinių stipriųjų pasaulio kalbų lietuviams. Ir nomadinė kultūra, kurią turim guit ir iš savęs, iš savo viešo gyvenimo, susigrąžindami europinės vertybės. Kas dar iš Juozaičio kalbos būtų svarbu šiandien? Teisės ir jėgos santykis. Štai nomadinė kultūra remiasi jėga, europinė kultūra, kurią mes turim pripažinti, turim perimti, remiasi teisė, remiasi įstatymais. Ir šita takoskyra Arvydo Juozaičio išbrėžiama labai aiškiai. Šiandien, jeigu žvelgtume iš 25 metų perspektyvos, mes galime matyti, kaip net teisėtvarka, Lietuvos teisėtvarka vis labiau persmelkia jėgos principas, nebe teisės principas. Ir šiuo atveju irgi tas galvojimo skaidrumas, tuometinis galvojimo skaidrumas mus galėtų stebinti. Dar vienas dalykas – tai dramatizavimas 88 metų būklės. Čia Ainės Ramonaitės pristatyti tyrimai parodė, kad dabar daliai lietuvių atrodo dramatiškesnis dabartinis laikas už 90-uosius metus. Bet tuo metu sąjūdžio žmonės ypatingai dramatino to meto situaciją. To meto situacija 88-ųjų pavasaris, vasara buvo įvardyjami kaip ribinė tautinės bendruomenės situacija, tokia egzistencinis iššūkis tautai, ar žūti ar būti, kaip sakė Vytautas Landsbergis, pasirinkimas buvo išsigimti ar atgimti. Tai va, tą patį sako įvairiais žodžiais ir Romualdas Ozolas savo viešose kalbose, esame arti katastrofos ribos, tautos išnykimo ir ar dar sutelkiam jėgas ir mėginam išnykimui priešintis, ar pasiduodam tautos išnykimui. Juozaičio tezė irgi socialinis bejėgiškumas ir politinis bejėgiškumas atvedė mus visus prie pražūties. Toliau pastoviai gyventi nebeįmanoma. Išsigimsime, o po to žūsime. Politiškai bejėgė tauta yra pasmerkta sekliam kultūriniam gyvenimui. Štai vėl kultūros ir politinės laisvės jungtis. Ir baigia Juozaitis savo kalbą, ilgainiui tauta praranda savigarbą ir garbę, o galop ir gyvybę. Gyvybė sąlyga, garbė ir savigarba. Tas pilietinis nemirtingumas, apie kurį viduramžių Lietuvos ir Lenkijos filosofai kalbėjo, šiuo atveju atgimsta tam tikros svarbios krašto politinę tapatybę kūrusios idėjos.